Jonas kažkur tai šičia. Tai pertrauką baigęs galim pradėti darbus toliau. Taip? Tęsiam toliau. Čia dar... Čia tai yra atskiroji nuomonė. Nu, nežinau, čia, reiškia, iš esmės čia pasiūlymas, galima išdalinti tą raštą, bet čia pasiūlymas yra, reiškia, kad remtis gyventojų registro paieškas daryti, reiškia, kol nustatyta būtų iki galo, reiškia, koks tai žmogus ir čia galvojama, kad tokiu būdu, nu, pagal vardo pavardės fragmentą, dokumento numerio fragmentą, galbūt, reiškia, tai, reiškia, kol bus surastas, reiškia, žmogus, kuris, reiškia, jau, sakykime, duomenys apie jį tenkins, kad tai būtent tas žmogus ir yra. Tai čia tas maždaug metodas būtų, aš suprantu. Bet mes tada grįžtam prie to. Patikslinus, tai trūkumų šalinimo būdai. Reiškia, vienas būdas yra tai, kad pilietis pats įrašo parašų rinkimo lape, reiškia, ir pasirašo, taip? Duomenys, reiškia, pakartoja to, kuris yra parašų rinkimo lapo maždaug struktūrą pristatėm, reiškia, jinai turėtų būti, reiškia, kiekvienam individualiai žodžiu aš pristačiau. Taip, nes iniciatyvinė grupė neparengė, reiškia, iki galo to teksto. Ne, iniciatyvinė Rokas, mūsų darbo grupė neparengė. Ar parengė Rokas, bet jis turėjo, reiškia, gerai, toliau jisai buvo rengęs parašų rinkimo lapą, ten tokį didelį, bet aš jam siūliau, kadangi iniciatyvinės grupės buvo prašymas, kad kiekvienam, reiškia, piliečiai būtų po atskirą, reiškia, lapą, tai nes nežinau, kaip jisai turėtų atrodyti. Kitas būdas, kad klaidas mes taisom, reiškia, pripažindami, reiškia, kad tas įrašas gali būti, reiškia, pripažintas, reiškia, jau ištaisytų pagal gyventojų registro duomenys. Ir pagal iniciatyvinės grupės, reiškia, ten tą patikslintą informaciją. Taip? Dabar ir Svetlana turi čia šitoje vietoje papildymą, taip? Atsiprašau, kurią mes vietą svarstome? Būdai. Trūkumų šalinimo būdai. Yra trečias būdas, toksai dar per internetą. Lietuvos 2 sistemų. Tai šitą, mano galva, vertėtų atskirai aptart, nes čia tas būdas, kiek čia surašyta, man jis yra visiškai neaiškus. Ir čia per internetą, reiškia, reikėtų atskirai apsitarti. Arba detaliau aprašyti, arba dar kažkaip, nes kaip tas parašų rinkimas galėtų būti teisimas. Prašau, Svetlana Misečinė. Čia su kai kuriais komisijos nariais mes pasitarėm taip per pertrauką ir toks būtų pasiūlymas, būtent kur trūkumų šalimo būdai ir pirmas punktas įrašyti patikslintus duomenys, parašų rinkikas surašo tik vieną kartą. Į kiekvienai bylai skirtus aprašus ir patvirtina savo parašų duomenų teisingumą. Tai yra papildyti, įrašyti į šitą sakinį, kad tik vieną kartą gali surašyti. Žinoma, jeigu iš tikrųjų ten antrą kartą atsitiks, kad labai motyvuotai, aš nežinau, antrą, trečią, ketvirtą, penktą, 15. Gerbėmiai, galima pirmininkė? Prašau, žinau. Tai dabar parašą, tiksliau įrašą rinkikas pakartoja į naują formą, taip? Teisingai suprantu. Ir dabar, ką reiškia tas vieną kartą? Vieną kartą įrašė ir jau gipsas, taip sakant? Parašų rinkikas. Parašų rinkikas. Taip. O kam jam antrą kartą įrašinėti? Aš nematau prasmės. Tai jis negalės, jisai tiesiog neturės kitos tos netikslios informacijos. Juk ar bus laiko antrą kartą vėl tikrinti tą, ką jau įrašė? Nes... Mano supratimo perteklinis dalykas. Prašau. Labai trumpai replika. Noriu pasiūlyti atsisakyti savokos parašų rinkikas, nes man atrodo jau jų nebeliko dabar. Tai reikėtų rašyti turbūt iniciatyvinės grupės narys. Ar jų atstovas?
Arba atstovas, nes formaliai turbūt jau tokių subjektų nebėra. Gal pakeiskim, reiškia, iniciatyvinės grupės narys arba iniciatyvinės grupės įgaliotas atstovas. Kažkokį įgaliojimą reikėtų parašyti. Kaip tas, reiškia, ne, iniciatyvinės grupės narys pats asmeniškai nenorėsiu. Bet įgaliotas atstovas kažkokį tai būtų galėtų. Atsiprašau, skirtumas kaip įvardinta bus. Jeigu parašų rinkikas, jis gali būti ir iniciatyvinės grupės narys, ir įgaliotas atstovas, ar dar kažkuris asmuo. Parašų rinkikas yra platesnė savoka, kuri leidžia įvardina tą asmenį, kuris renka parašus. Kodėl jų ne? Tai ne, jis bus, nes jis tuo metu rinks. Ir man atrodo, įstatymė yra parašyta, kad parašus renka iniciatyvinės grupės nariai ir jų įgalioti asmenys. Tai žodžio rinkikai. Iš viso, rinkikai tai čia yra, mano supratimo, kažkoks naujas žargonas. Kuris gana neaiškus. Įstatymė parašyta ir jų atstovai. Tai Iniciatyvinės grupės nariai ir jų atstovai. Tai aš siūlau, kaip Julius iš tiesų prašau siūlo, kad pakeiskime tai žodžiu. Čia kalba apie parašų rinkimą, nes dabar parašų iš naujo nieks nerinks. Čia yra klaidų taisymai. Klaidų taisymai. Tai gal tada iš tikrųjų geriau būtų įrašyti iniciatyvinės grupės nariai ir jų atstovai. Ar ten jisai buvo rinkikas, ar jisai reiškia naujas asmuo, mes turėtume neapribotų. Gerai? Sutarėm kažką. Toliau būdai. Tai vienas būdas iš tų, reiškia, pakartotinai rašo savo duomenis, reiškia, internetu, reiškia, o kaip dabar per internetą? Šitą nelabai suprantu. Labą dieną. Aš kalbėjau. Aš pritūpsiu. Aš kalbėjau su Lietuva 2, aš esu Tadas Želionis, sakysime, atstovauju šitą iniciatyvinę grupę šio klausimu. Aš kalbėjau su Lietuva 2 direktoriumi VŠI ir jis sakė, kad techninės problemos būtų galima išspręsti tokiu būdu, kad mes pateikėm jam sąrašą vardų, pavardžių ir gimimo datų, pagal kurias galima identifikuoti tą žmogų ir tas žmogus prisijungęs prie jų sistemos, kur jie gauna asmens kodą, vardą, pavardę. Tai realiai galima identifikuoti, ar tas žmogus gali patvirtinti savo parašą ar ne, ir tik tada leisti jam patvirtinimą duoti. Tai asmens kodo mes neturime, bet asmens kode yra gimimo data, kaip sakant, ir jeigu mes tikrinam pagal vardą, pavardę ir gimimo datą, tai yra pakankamas atitikimas ir yra labai maža tikimybė, kad bus žmogus kitas tokiu pačiu vardu ir pavardę ir gimimo data. Taip. Nu, tai pirmiausia, prisiidentifikuoti, taip. Taip. Ir tik tada jis gaus atsakymą, ar jis gali tenais tvirtinti. Taip. Jis tada spaudžia... Tai vat mes, jeigu Ne, tai automatiškai patikrina jo tuos duomenis, kai jis autentikuojasi. Jis autentikuojantis gauna iš valdžios tų vartų Lietuva 2 tos jo duomenis, kas vardas, pavardė ir asmens kodas, kas yra patvirtinta jau ten per bankinės sistemas ir taip toliau. Ir tada, jeigu randamas atitikmuo vardo, pavardės ir tos gimimo datos, kurią mes galime pateikti, tada tam žmogui yra leidžiama, tik tuo atveju, leidžiama patvirtinti savo parašą. Atidaroma įrašo eilutė. Kaip sakant, taip.
O ne, jis ten gali toliau, ką nori daryti, bet tik tai nepatvirtinti parašą. Ne, tai ten yra ir kitų galimybių, kaip sakant, ką veikti. Nu, ten ne tik tai referendumo klausimais galima pareišti savo nuomonę, bet ir kitais, taip pat autentikavusis toj svetainėje. Nu, aš negaliu patvirtinti ar paneigti šitos informacijos. Netiek svarbu. Išprašytas bus. Tiesiog jis negalės. Negalės. Nepritariam šitam La, metodui. labai paprastai dar kartą galiu paaiškinti. Įėjus į duomenų bazę, pagal tos duomenys, kokie yra nustatyti, va štai sąrašas, kuris šalintini trūkumai, tie duomenys, pagal tos duomenys tiesiog bus atpažįstamas asmuo ir leidžiama jam patvirtinti parašą. Viskas. Labai paprastai. Taip, taip. Aš tiesiog dar kartą noriu dėl sistemos pasiteirauti, nes vis dėlto man net ir po pono advokato paaiškinimų nėra iki galo aišku. Dabar mes turime asmenį, kurio, tarkim, neįskaitomas vardas ir pavardė, taip? Per gyventojų registrą mes nustatome jo, ne, čia šiuo atveju net ne tas variantas bus. Tai kokiu variantu bus galima, kada, kokį trūkumą šalinant bus galima eiti per Lietuva 2? Man va šitas klausimas pirmiausia neaiškus. Tai bet vis tiek tada, žodžiu, referendumo iniciatoriai arba jų įgaliotas asmuo susiranda tokį asmenį ir jo paprašo prisijungti prie Lietuva 2 ir įvesti savo patvirtinimą. Teisingai suprantu? Yra du lygiagrečiai būdai. Vienas, reiškia, būdas pildo popieriaus tą lapą, reiškia, kurį mes jums duodam, reiškia, PDF formate, taip? Nu, vaizdą, kad jūs atsispausdintumėte. Ne, tai važiuoti, reiškia, jie jau vietoj ten nuvažiuos pas tą žmogų. Ne apie tai Kitas kalba. variantas, sako Ne. žmogui, tu prisijung prie interneto ir patvirtink tą dalyką. Šitas būdas yra skirtas tada, kada nereikia važiuoti, pavyzdžiui, žmogus sėdi Anglijoje, turi galimybę prisijungti prie interneto ir pabalsuoti. Vadinasi, jisai save identifikavęs tame sąraše gali dar kartą pateikti, išreikšti savo valią per internetą ir pasivažiuoti nereikia. Toks duomenų užpildymas yra tinkamas. Kokius ten pagrindų pateko. Arba turi būti įrašas, duomenų mes apie jūs neturime. Bet tada reikėtų šitą skleisti čia. Klausimas kyla, kai aną kartą pasirašinėjau pirmame etape žmonės elektroninių balsavimų, pakakdavo to, kad jis įeidavo per kažkokią tai griežtą ar bankininkystės sistemą, ar kitą sistemą ir supranta, ten nereikėjo jam papildomai nurodyti, kur jis gyvena, kokia jo gimimo data. Pateikiant, įeinant į sistemą, ten užtenka tik tais. Reikia, bet įėjus į sistemą pasirašo, kad tada buvo prašoma pildyti ir buvo pildyti. Dokumento numerį įeinant į sistemą pildyti nereikėjo. Žmogus įėjęs į sistemą dokumento numerį nurodė. Ir mes tikrinam su gyventojų registro duomenim, iš esmės tie duomenys yra teisingi. Čia visiškai akivaizdu, kad tokie atvejai bus galimi tik tada, kai duomenys jau yra identifikuoti asmens. Vadinasi, jau asmens duomenys yra žinomi, tai yra gauti iš registro ar panašiai, buvo neįskaityta, gavom, bet reikėjo parašo. Vadinasi, žmogus turi galimybę save identifikuoti šitam sąraše, nes tą suteikia galimybę tas puslapis. Ir jis save identifikuoja pagal turimus duomenys sąraše, kuriame jisai yra padaręs trūkumą, įtrauktas, kaip su trūkumu jo. Ir jis... Tai tik tie, tai apie tai ir eina kalba. Ne, tai tik tai taip ir bus. Ir tokiu būdu jisai ištaiso trūkumą. Ne visi, keletai pro
Bet dabar kalbam apie kitą skaičių. Va tie žmonės, kurie pasirašė popieriniam lape, turėtų išeiti alternatyvą. Arba jie pasirašo ant popieriaus, arba jie patvirtina tą duodą internete. Bet tik tie, kurie patenka į tą sąrašą žmonių, pas kuriuos reikia eiti į namus, reikia to sąrašo parašo. Ne, elektroninis Pirminės formos, jeigu žmogus pildė popierių, tai jis ir taisyt klaidas turėtų elektroniniam taisyklėm. Jeigu jisai suklydo internete, bet tokių nėra atvejų, čia tik tai vienas ar du yra, tai čia nėra ką aš nekėkiu. Esmė, kad mes negalim suvaržyti žmonių teisių. Tai įsivaizduokit, žmogus pasirašė ir išvyko į užsienį. Ir jis netvyks per tas 14 dienų. Tai jo nieks ten nepagaus, bet jis turi galimybę, bendraudamas šiais moderniais laikais normalia forma, vis tik tai tą trūkumą pašalinti kitų būdų, kuris yra numatytas alternatyvus. Taisyklės papildyti, kad tokiu būdu gali pasirašyti tik tie asmenys, kurie patenka į tą sąrašą žmonių, kuriems reikalinga tos duomenys patikslinti. Reiškia, esminių trūkumų ir, reiškia, užpildydami tą patį lapą, tik elektroniniam pavydale, kaip ir, reiškia, popierinis. Taip, O sakykime, gerai, aš turiu klausimą. O dabar šitas Lietuva 2, kaip jie į tai žiūri? Galima klausimą? Ne, palaukit, aš noriu dar. Tada aišku, Lietuva. Tai jie žiūri tai teigiamai, reikės tam tikrų pakeitimų, kaip suprantame, nes reikia tikrinimo šito su mūsų tais duomenimis, kurias mes su jiems pateiksime. Ir jie tikisi, kad spės tai padaryti. Jeigu bus, kaip sakant, sutikimas iš komisijos pusės pasirašyti tą sutartį, kuri dabar... Taip. Lietuva 2 buvo pasirašę tą sutartį, reiškia, būtent dėl tų duomenų teikimo ir galimybę jam naudotis to, reiškia, identifikavimu. Dabar jie tos galimybės jau neturi, uždaryta yra. Sutarties galiojimas pasibaigė. Tai aš nežinau, dėl saugumo reikalų čia reikia atskirai dar aptarti. Pirminės formos. Jeigu popieriui pasirašyta, tai popierių ir taisy. Galima paklausti. Nu tai, žodžiu, jūs aiškiai pasakote, kad kadangi visi internetiniai buvo be trūkumų, tai reiškia, išvysti neleidžiamas tas būdas. Taip supratau tą jūsų logiką. Tai, Jeigu žmogus suklydo rašydamas. tai jeigu, žiūrėkit, paprastas klausimas, jeigu žmogaus raštas yra neįskaitomas, kokiu būdu jam įskaitomai parašytis rašto nepakeis, o internetu balsuodamas... Gyva gali visą laiką pasitelkti trečią asmenį. Ne, negali, nes jisai nėra neįgalus. O dabar klausimas labai paprastas, tokiu būdu jis gali išspręsti per internetą. Jeigu niekas negali perskaityti jo rašto, pavyzdžiui, aš Vaišvilos rašto niekaip negaliu perskaityti, tai šiuo atveju jisai gali balsuoti internetu. Aš atsiprašau, klausimas mano skambėtų taip. Ar šituo internetiniu būdu galėtų pasinaudoti tik tie asmenys, kurie yra išvykę iš Lietuvos, ar ir tie asmenys, kurie yra Lietuvoje? Tai būtų palaukit. Tai reiškia, kad tai būtų ta prasme, alternatyvus būdas pasirašyti arba popieriuje, arba elektroniniu būdu. Ta prasme, nediskriminavimo ten tas principas ir visa kita, ne? Taip, supratau. Ne, mielasis, dubliai neįmanomi. Ne, dubliai neįmanomi. Dėl dublių čia problema nebus. Nes mes, reiškia, internete dubliai, reiškia, neleidžiami, jeigu bus dublis internete ir popieriui, tai tas nieko nereiškia. Nekeičia esmės, dvigubo pasirašymo nėra. Balsuojama galbūt tik išmesti, nes prieš tai buvo pritarta lyg visam projektui šitam. Čia nedėrybos, Kolegos, kaip formuluojam balsavimą? Reiškia, dėl to, kad palikti kaip alternatyvų būdą ir galimybę per internetą. Visą tą dalyką. Visiems parašam. Ne šitą redakciją. Nu visiems taisome parašam. Visiems, kuriuos galime pateikti, kurią jūs pateiksite va, tą duomenų bazę, kur mes suvedinėjame, tai būtent tiems. Nu taip. Tai tada reikia skelbti balsavimą. Kas už
tai, kad pritartų, kad, reiškia, tuos parašų lapus, kur pilietis patvirtina savo valią, kad jisai, reiškia, balsavo, yra šitam, reiškia, pasirašęs ir šalina trūkumus, taip, šalina trūkumus, kas, reiškia, dėl to, reiškia, palaiko, kad tai galima padaryti arba, reiškia, popieriaus lape, arba, reiškia, antras variantas internete. Tai kas už tai, kad internete taip pat galima daryti? Prašau, kas už? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, taip? Kas prieš? 1, 2, 3, 4 prieš. Susilaikusi 1, taip? Balansą gavom? 5 plus 9, 14. Taip, 14. Viskas puiku, aiškiai pasitikrinam dar ir kiek dalyvaujam. Tai šitą klausimą įsprendėm, taip? Tai reikės, aišku, tada tartis dėl sutarties. Nu ir aš sakyčiau, kad šiuo atveju protokolinio dalyko mes Joną Udrį vėl paliekam atsakingų dėl tų visų dalykų, nes reikia patikrinti. Praeitą kartą mes su Lietuva 2 turėjom šiek tiek vargo, kadangi jie ten norėjo dar su to pasirašymu dar kai kurios kitus savo klausimus spręsti. Ir jeigu reikės, reiškia, mokėjimo dalykai panašiai, tai čia mes galvom, kad tai yra vis dėlto Vyriausioji rinkimų komisija neturi teisės prisiimti tų bėdų. Reiškia, aš nežinau, kaip jūs ten susitarsit. Nu, mokėti, reiškia, mokėti, jeigu Lietuva 2. Išgyventi iš duomenų šitos informacinės visuomenės plėtros komiteto tokio tipo informacija teikiama nemokama. Paslauga. Gerai. Tai dabar reiškia klaidų ir trūkumų šalinimas. Gaila, kad nėra, gal Svetlana aš perduočiau žodį, kas su Rokus, prašau, būdus, tai prašau. Aš noriu papildyti prie būdų, kur parašyta, kad VRK išduotame naujame parašų rinkimo lape. Ir tai būtų iš tikrųjų ne naujas parašų tikrinimo lapas, o trūkumų šalinimo lapas. Ir kur visur taip yra įrašyta, taip, visur reikės. Redagavimo dalykas, kadangi yra. Taip. Su būdais taip. Dabar įrašų trūkumų. Taip. Parašų. Reiškia, įstatymo Įrašų. žodis parašas naudoja plačiąją prasme. Parašas sudaro vardo įrašymas, pavardės įrašymas ir visų kitų įstatymų nustatytų atributų įrašymas. Ne tik to, reiškia, būtent parašas. Plačiąją prasme. Taip. Svetlana, kas toliau? Reiškia, dabar klaidų taisymo trūkumų šalys. Aš nežinau, reiškia, čia kaip ir su tais dalykais sutinka, tik tai redakcinio pobūdžio pakeitimų padaroma, atitinkantis 2, reiškia, antrojo punkto paskaitas, taip? Ir tas pats dokumento numeris nėra tinkamas ar nėra, taip? Gimimo data nepilna nėra. Palaukit, išėlėsim. Dokumento numeris netinkamas ar nėra. Vardas pavardė. Prašau, vardas pavardė. Jeigu galim, pirmininkė. Dabar pirmo punktas. Pavykus įskaityti iniciatyvinės grupės atstovui ar rinkikui, patikslinti vardas ir pavardė pateikimi pagal 2.1 punktą, nesuderinti linksniai. Tai kaip tai atrodytų praktiškai? Galit paaiškinti? Čia aš kaip suprantu, Pasižiūri rinkikas, į ką parašyta neįskaitoma pavardė ir ką. Spėjimo būdu pabando atspėti. Jeigu neatspėja tiksliai, tai mes tada darom. Arba ne, čia dar yra ir nėra. Jeigu V raidė, tai jis parašo Vytautas. Ne, aš apie pirmą. tai aš manyčiau, pas mus problema yra, kolegos, manau, kad mes pernelyg greitai apleidom antrą punktą trūkumų šalinimo. Taip? Mes sutarėm, reiškia, ne, tai pirmas punktas trūkumų šalinimas ir yra, reiškia, patikslinus duomenis, parašų rinkikas surašo kiekvienai bylai skirtus aprašus ir patvirtina savo parašų duomenų teisingumą.
Jeigu aš teisingai supratau, tai reiškia, šičia turima galvoj, kad į elektroninį aprašą surašo tos duomenys, taip? Reiškia, ir reiškia, po to reiškia, vyriausios rinkimų komisijos grupė, kurią mes sudaryti turėtumėm, pripažįsta, reiškia, kad tie duomenys atitinka, reiškia, po patikrinimo gyventojų registro gautus duomenys, arba pripažįsta, kad jie vis dėlto yra nepakako to tikslinimo ir nukreipia žmogui pasirašyti popieriaus lapą. Taip ar ne? Arba trečias variantas pripažįsta, kad ten iš viso nebėra ko tikslinti, reiškia, dėl to, kad pagal tos duomenys akivaizdu, kad klaida yra jau, reiškia, nebe esminė, o, reiškia, negalima tą klaidą vadinti neesminė. Nu, ta prasme, kad negalima ištaisyti, taip. Tai pirmininkė, tai tokiu atveju būtų įrašoma į kažkokį lapą. Tai aš manyčiau, turėtų būti ne į lapą įrašoma, mes, reiškia, galvom, kad tokius duomenys mes taisėm elektroninėse bylose. Tai aš nežinau, galima tos elektroninės bylas atspausdinti, reiškia, popieriniam pavydale ir su jom dirbti, ten nėra mažai, 11 000 eilučių, tai popieriaus kalnas nemažas gaunasi, nu, bet galima teoriškai spausdinti. Kas turės geras akis, galės, reiškia, sakykime, su jiem dirbti. Gal iš tikrųjų spausdinti jos reikia, aš nežinau. Bet po to reikėtų suvesti vis tiek elektroninę bylą, reiškia, tos pataisimus, tą, kad būtų galima su jais, reiškia, jau. Bet ten daryti kopijų negalima, ten yra asmens duomenys, tai gyventojų registro tarnybos gauti. Tai galima ir taip daryti, galima elektroniniam pavydale dirbti. Tik tai dabar, reiškia, va šitą antrą du punktą reikia tiksliai suformuluoti, nes mes nesuformulavom. Ir antra vertus mes pradėjom diskusiją, kad antram punkte mes turėtumėm, ko gero, turėti du variantus, reiškia, tikrinimo. Vienas variantas nuoseklus tikrinimas, tikrina, reiškia, mūsų grupė sudaryta ir padaro savo išvadas. Kitas dalykas, sudarom kažkokią tai bendrą grupę. Kaip aš suprantu, mūsiškiai dėl tos bendros grupės labai abejoja. Iš karčios patirties. Ir aišku, iniciatyvinės grupės atstovai turbūt dar pabaigtų tos 5000 įrašų, trūkstamose bylose vesti įrašus. Tai kolegos, tai prašom pasisakyti, kokius iš variantų renkam. Nes antrą punktą reikia rimtai suredaguoti. Antros dalies pirmą punktą reikia labai rimtai suredaguoti, nes čia yra esminis punktas. Jisai yra tie, reiškia, skirstytuvas. Atstatomas įrašas, pripažįstamas, kad yra, reiškia, visiškai nebestatytinas, arba eina, reiškia, pasirinkėję pasitikslinti. Čia toks variantas. Pirmininkė, tai bylai skirti aprašai jau bus įrašomai egzistuojančius, taip? Bet tai elektroninė. Bet palaukit, tai čia reikia suredaguoti. Aš nežinau, kaip čia. Ar galima klausimą? Supratimui. Klausimas supratimui yra toks. Pirma, praeina filtrą elektroninis sąrašas per gyventojų registrą. Ir tik tai po to, ten, kur sąraše yra likę neatitiktys, lieka popieriniai įrašai ir tie elektroniniai įrašai per tą Lietuvą 2. Ar atvirkščiai? Nes dabar, kai jūs sakote antro kelintas punktas, atrodo, kad tas popierinis variantas yra įrašytas pirmo numeriu. Ta prasme, kas pirmas eina? Ar yra suprantama iš jūsų dokumentų? Galinga dalyka iš karto, reiškia, iš gyventojų registro domenų. Nėra ko eiti. Šito klausimas būtų tas, nuo kada jūs pradėsit tikrinti ir, sakykime, bus atsakymas, kad vis tik reikia eiti pas pilietį. Ar čia nereikėtų nustatyti termino, iki kada mes toj dirbam toj srity, po to vyksta jūsų patikrinimas ir ar tai vyksta iki galo 21 dienos, sakykime, sausio, mes tą tokį gabalą padarom, tokios, kad tai rašoma elektroniniai duomenų bazėje pats trūkumų šalintojas, ar nustatom datą iki, sakykime, kokios, nežinau, preliminariai kokios 16 sausio, kad mes pateikėm jau visus patikslintus o šalintus trūkumus, jūs patikrinat pagal registrą ir galbūt bus aišku, kad yra atsiranda vietos, kurias iš šitos grupės reikėtų eiti pas pilietį konkrečiai.
jį imti atskirą parašą, ar tai vyksta iki pat galo? Ne, tai aš manyčiau, kad greičiau reikia viską tą daryti. Dėl tų, reiškia, 5000 įrašų, kuriuos jūs buvot pateikę gyventojų registrų atsakymus, mes jau dabar turim ir su jais galima pradėti dirbti. Aš nežinau, kol nepradėsi dirbti, reiškia, tai negaliu pasakyti, per kiek laiko tą darbą bus galima padaryti. Antras variantas lieka, reiškia, nuo to, kiek greitai jūs mums pateiksit tos nesamus įrašus. Nu, tą dabartiniu metu, reiškia, kurių mes neturim. Tai jeigu jūs mums greitai pateiksit, tai mes, reiškia, iš gyventojų registrų informaciją priimsim labai greitai. Matot, dabar, atsiprašau, bet turėčiau šitą pasakyti, kai žmonės dirba, jie yra orientuoti į kiekį, nelabai yra orientuoti į kokybę. Todėl tai, ką mes pateikėm, tai yra, mes dar, tai yra tiesiog kiekis pateikiamas, bet nežiūrima dar į įrašų kokybę, todėl tai nėra mūsų galutinis ištaisytas variantas. Įrašų kokybė mes, ką suvedinėjom į duomenų bazę, kartais skubant, kad įvesti kuo daugiau duomenų, neskiriam laiko tai eilutei įsigilinti stipriai. Mes užmetam, sakykim, tai gali būti nekokybiškas išaiškinimas ar skaičiaus ar pavardės ir mes būsim suinteresuoti ir dar grįžti prie tų vietų, ypač kur įrašai nelabai įskaitomi yra. Todėl ką šiandieną mes esam pateikę komisijai, tai dar nėra galutinis variantas. Čia nieko to nepadarysi, jūs jau turėtumėte tikrai ieškoti, dar yra laiko faktorius. Kaip įrašinėti, aš galiu pasakyti apie kokybę. Kokybė yra tokia. Vienas dalykas yra formalus įrašas, ką pirmininkas sakė, kad jūs daugiau galėjote padaryti, o kitas dalykas įrašą darant dar yra atliekama analizė turinio. Ir tada laiko yra daugiau, tačiau kada analizė atliekama, tai galima labai daug ką nustatyti pačiame procese ir įrašyti, ir aš tą pats esu daręs. Ką jūs vadinate turinio analizę? Nežinau, čia kažkas tokio. Dabar? Taip, nes mes bandom suprasti. Tada, kada reikia pasižiūrėti, jeigu, pavyzdžiui, yra tik tai gatvė ir aplinkui yra šitie kito gatvės ir miestas konkrečiai, tai tada aš galiu įrašyti miestą, jeigu aš atkreipiu dėmesį aukščiau esančią eilutę ir žemiau esančią eilutę. O jeigu aš neatkreipiu dėmesį, o tik formaliai įvedu tą eilutę, tai tada čia yra be analizės. Tai bet jūs vis tiek turite įrašyti pirmiausia tuos duomenis, kurie yra tik pateikti, tai paskui pradėti. Žinoma, tačiau jeigu aš neperinu prie analizės, o prie sekančios eilutės įrašymo, tai yra kiekybė. O jeigu aš dar sugaištu laiko analizai, tai yra ir kokybė. Štai mes tą ir turėjome galvoje. Ačiū. Linksmai juokaujant gaunasi taip, kol pats save subjektyviai tikrini, toli tikini. Pasto, reiškia, kai jau patikė, kad klaidos nėra, tada, reiškia, pasiekė kokybę. Tai nėra geras metodas, nes labai ilgas ir iš principo yra skaičius irgi velniškai svarbus, atvirai pasakius. Juk mes turim tokį skaičių, ten gali prie vieno įrašo, kur, reiškia, sugaiši labai daug laiko, reiškia, ir tripinėsi. Liks, reiškia, neapdorota daugybė įrašų. Paprastai tai daroma kitaip, reiškia. Paliekama pasižymimo, reiškia, tas įrašus į pabaigą, reiškia, kurie yra probleminiai ir tada su jais dirbama. Iš pradžių, reiškia, čia reikalinga vis dėlto tam tikra kokybė. Niekas netrukdo jums prie tų įrašų, reiškia, kurie ten yra ir paskui ilgiau pasidarbuoti. Bet jeigu jūs suradę kokį probleminį įrašą, reiškia, su jo sugaišit dieną kitą, tai čia bus tikrai ne pats geriausias variantas. Tai Svetlana, prašau. Aš noriu dar sugrįžti, kur klaidų taisymas ir trūkumų šalinimas, kur yra pavardė ar ir vardas neįskaitomi ar nėra. Ir kur A punktas yra irgi pataisyti, kadangi yra parašyta, pavykus įskaityti iniciatyvinės grupės atstovui ar rinkikui, patikslinti vardas ir pavardė pateikiami pagal 2.1 punktą. Tai jeigu mes leidžiam ir jau nutarėm, kad iniciatyvinės grupės nariai tik taip galės neįskaitytus tos pavardė arba vardas ir būtent surašinėti į kiekvienai bylai skirtus aprašus, taip, tai čia ar rinkikui jau čia netinka, o rinkikui jau pagal 2 punktą jau pačiam reikės įrašinėti į trūkumų šalinimo lapus. Tai šitą punktą reikia taisyti.
kadangi pavykus įskaityti iniciatyvinės grupės atstovui ar rinkikui. Čia turėtų būti tik tais grupės atstovui. Ir taip, reikia. Taip, o dėl rinkiko jau atskirai ir. O čia išeina, kad dvigubai galima ir grupės. Ne, nu tai čia reikia taisyti. Mes siūlome išmesti tą žodį ir dėl to nebalsuojame. Tai yra išmesti žodį ar rinkikų. Va taip, šitą reikia taisyti. Tas dokumentas priimtas sukels labai daug tik tai ginčų. Ir aišku, jūs labai greitai pamatysit, kad yra 10 situacijų, gana galbūt tipiškų, kurios iš viso nėra patekę. Dėl to mes ir siūlėm tą metodiką pradėti atidirbinėti, ir su prie jos pasidarbuoti. Bet mes manom, kad principiniai nuostatai yra labai svarbus, kadangi tai dėl jos reikėtų balsuoti, o vėliau pildyti. Jeigu sakyti dėl principinių nuostatų, tai būtų taip, kai kuriais atvejais, tai visiems reikia pripažinti, jis taip ir pripažįstamas. Bet taip, kai reikia kreiptis pas rinkėją, tai yra einama pas rinkėją. Bet mums tada belieka nustatyti kažkaip detalizuotos atvejus. Jeigu yra, reiškia, bendras, tai kažkur gal kitur ieškot, kad jeigu yra tas, reiškia, sutarimas, reiškia, tiek tos, reiškia, iniciatyvinės grupės atstovų ir vyriausios rinkimų komisijos patikrinimo atstovų, tada eina tas, reiškia, įrašas prie pripažinimo. Jeigu nėra to sutarimo, tai tada einama pas rinkėją. Ir yra trečias variantas, kada tas rinkėjas, reiškia, nenustatytas pagal gyventojų registro duomenis, tos, reiškia, gautus pagal asmens dokumentą, tai tokiu atveju, reiškia, pripažįstamas, kad tas įrašas jau yra nepataisomas. Kalbant be mikrofono. Taip, aš pastebėjau. Aš noriu atkreipti dėmesį, kad tas pasiūlymas nėra labai tinkamas, man atrodo, gerbiamas pirmininkė, kadangi jeigu, pavyzdžiui, priklausys vėl subjektyvi nuomonė, tarkim, pasodinkit ponę Svetlaną, jinai niekada nesusitars su mūsų atstovu, niekada. Jis visada bus prieš, vadinasi, ves žmogų versti eiti tenai. O pasodinkite kokį nors, va štai kitą asmenį iš narės, poną Žilinską ir... Ponas advokatė, pats tiesiausias kelias, reiškia, susipyks su visais, eiti asmeniškų. Ne, aš noriu tik atkreipti dėmesį, kad tai negali būti pasakyta, kad jeigu atstovas nesusitarė, eikit pas rinkėją. Čia tada neobjektyvu. Jeigu nesusitarė pas rinkėją, jeigu dėl to vis tiek nesusitarėt, tai tada einat į vyriausią rinkimų komisiją ir mes po 2 valandas dėl kiekvieno parašo svarstom. Tai mes manom, kad tai subjektyvi pozicija tokia. Tai subjektyvi pozicija, kad tik aiškina apie kokybę. Kokybė ir yra subjektyvos pozicijos. Aš noriu pasakyti taip, kad trūkumų šalinime komisija nedalyvauja pagal įstatymą. Vadinasi, mes kada pateiksim trūkumų šalinimo visą apimtį, komisija dar kartą vertins visą tai. Galima ir šitokį variantą. Ne, aš noriu pasakyti, galim ir tokį. Aš tikrųjų, gal čia ir geras variantas. Klausykit, aš dabar noriu... Kolegos, tada, jie, reiškia, patys, reiškia, čia suėdė, sužiūri, surašo, ką, reiškia, siūlo patikslinti, po to 21 dieną mes sėdim ir sakom, nepagristai ar pagristai. Ne apie tai eina kalba. Ir po to atsiranda, reiškia, apie tai jūsų advokatė pasiūlymas buvo būtent to. Jūs pasigaunate ir ne į tą pusę nukeliavote, vienokit pirmininkė, bet aš noriu pasakyti taip, mes siūlome tai, kad darbas, jisai vertinimas galutinis vis tiek lieka komisijos pabaigai. Todėl, tarkime, kada eina kalba apie sąrašus ir sutikrinimus, jeigu duomenys yra identifikuoti pagal jūsų gautus registrų duomenys, mes perduodam komisiją ir komisija paskiau, jeigu jinai juos paneigs. Komisija tikrai turės vertinti, kai gaus, reiškia, tuos pasirašymo lapus. Apie ką eina kalba? Tai turės ką vertinti. Aš manau, kad komisija 21... Bet negali būti viduryje nustatyta, kad dviese sprendžia, eit pas rinkėją ar čia. Tai visada komisija kažkodėl suinteresuota apsunkinti, o mes suinteresuoti. Tai kurioje vietoje sprendžia? Tai kas galų gale nusprendžia, eit pas rinkėją, nesprendžia? Dabar šitas iš vis skirstymas vyko 2 grupės. Yra viena grupė, kur pagal referendumo įstatymą turi būti visi įrašai, kokie yra reikalaujami. Jeigu tie įrašai yra jie pakankami ir yra tik tais jie neįskaitomi, ar dažniausiai dėl neįskaitomų arba gyvenamoji vieta pagal greta esančius yra nustatoma ir yra kitų požymių, tai automatiškai, ką mes tik atkalbėjom, papuola į tą grupę, kuri yra tas iniciatyvinės grupės paskirtas žmogus įrašo savo ranką duomenis. Taip, kadangi įrašų pakanka,
Mes iniciatyvinė grupė taip savo šalinimo metodikoje tai esam paminėję. Toliau tik įsiskaido atskiruose tuose trūkumų grupuose. Kita grupė yra ta, kai įrašų trūksta ir mes nesiginčijam. Kai tikrai įrašų trūksta, mes vykstam pas parašo davėją. Tai ties ta vieta nėra ką ginčytis. Tiesiog dabar tos dvi grupės ir manau, kad visi tam pritarė, kiek aš girdėjau. Tai yra dvi grupės, kurios skirstosi pagal duomenų kiekį esančių eilutėje. Jeigu jų pakanka, yra pirmas atvejis, jeigu duomenų nepakanka, mes nečiginčydami vykstame pas parašų davėją arba jisai tai padaro elektroniniu būdu. O ne taip, pagal tai ar sutenka, ar sutarėm su kažkurio iš komisijos narių, ar nesutarėm. Aukščiausia instancija šiuo atveju turėtų būti Pranciškus ir Zenonas. Ne, tai yra problema, kad mums reikia labai aiškiai apsibrėžti, pas kuriuos rinkėjus einam, neinam. Dabar jūsų pasiūlymo sako, kad jūs patys visiškai absoliučiai nusprendžiat, kad, reiškia, reikia eiti arba kad nereikia eiti. Į 21 dieną mes galbūt ir sužinom tą jūsų sprendimą. Patys spausdinat lapus, reiškia, kokius tik norit, pas tą rinkėją atnešat parašą, nu aš nežinau, tai reiškia, 21 dieną galit po to sužinoti tokią liūdną dalyką, kad jūs kažką ne taip padarėt. Vat kur bėdai. Todėl mes siūlom Tai apsispręsti. mes vat ir galvojam, kad tą, Ties reiškia, požymiais. apsisprendimą, pas kurios rinkėjus reikia eiti, pas kurios nereikia eiti, reikėtų vienas dalykas padaryti individualiai dėl kiekvieno rinkėjo, nes šiaip aplamai pagal didžiulę grupę. Galim kažkokius požymius nustatyti, bet rinkėjas yra konkretus ir dėl to konkretaus rinkėjo reikia spręsti. Dabar klausimas iškyla taip, o kas tą turi spręsti? Kriterijai daugiau mažiau aiškus. Jeigu pagal gyventojų registro duomenys pavyko tą rinkėją pakankamai tiksliai identifikuoti ir ant tiek, reiškia, kad ten klaidelė buvo padaryta jo pavardėjai, turbūt eiti nėra ko. Nu taip, neįskaitė. Jeigu, reiškia, identifikuoti jo visiškai nepavyko, reiškia, rinkėjas nurodė, pavyzdžiui, aš nežinau, numirusio žmogaus duomenys ar dar kažką tokio, tai gal tokiu atveju reikia pripažinti, kad įrašas yra jau nebepataisomas. Sutinkat? Tai pas jūs tas variantas neužrašytas. Ir trečias variantas yra atvejai, kada, reiškia, rinkėjas ten nepilna buvo užrašęs adresą, dar kažko ten neužrašęs. Nu, daug tokių variantų čia yra. Tai tokiu atveju yra sprendžiama, kad reikia eiti pas rinkėją, kad jis pakartotinai patvirtintų, kad yra pasirašęs ir pašalinti tokiu būdu trūkumą. Taip aš suprantu. Tokia kalba. Tai dabar klausimas yra labai paprastas. Tai kas čia tuos vartus, reiškia, atidarinėja? Vat rūšiuoja tos sprendimus. Metodika. Metodika neparušiuoja. Nes metodika Patikėkit, nurodo duomenų trūkumą kaip šalinimą pasirašant, duomenų atpažinimą kaip nereikalingą šalinti pasirašant, tai tą ir numato metodika, o ne tada subjektyvus vertinimas kiekvieno. Ne, tai Pagrindinis metodikos bruožas, vat, kaip aš ir minėjau, yra tas, kad jeigu pasirašiusio žmogaus įrašo eilutėje duomenų pakanka, nes referendumo įstatymas draudžia įrašinėti savo ranką. Jeigu tų duomenų pakanka, mes juos pakartojame aiškiai įskaitytus. Nes jie yra tie duomenys, tiesiog buvo, žmogus pareiškė savo valią, duomenų pakanka. Mes tiesiog įskaitom ir perrašom, nes jo braižas yra, maža kokiom priežastim, dėl ko taip atsitikė, kad jis yra neįskaitomas. O duomenys yra visi, kokie yra reikalaujami referendumo įstatymė. Tai todėl tai yra perrašoma. O kai duomenų trūksta, mes juos einam tikslindami pas rinkiką. Atsiprašau, pas parašų davėją. Jeigu galima, tai kiek aš supratau, tik buvo prieš 10 minučių lyg tai buvo susitarta, kad jeigu trūkumą galima ištaisyti vietoj, tai tiesiog kompiuteriniai baziai pažymima, kad parašas yra tvarkoje. Ir viskas. O tai padaro iniciatyvinė grupė, nes jos yra užduotis, o jeigu jie nepagrįstai padaro po 21 dienos, mes tai jiem pasakysim. Visiškai neteisingai supratote, dabar nuėjote į šalį. Iš tikrųjų, visą šitą dalyką pirmiausiai sprendžia gyventojų registrų tarnyba. Ir jie patvirtina arba nepatvirtina. Ir jeigu jie patvirtina, kad yra teisinga, tai tada jokių problemų ir jūs esat patenkinti ir mes esam patenkinti. Ar ne taip? Jūs kitaip turėt galvoti.
tą dalyką. Mums praneša, kad tas dokumentas, kuris buvo išduotas, reiškia, Jonui Jonaičiui, iš tikrųjų yra išduotas Petrui Petraičiui. Ir tas Petras Petraitis, sakykime, kai kuriais atvejais galbūt yra myręs, gal turi negaliojantį dokumentą ir taip toliau, taip toliau. Ne apie tai kalba. Bet, reiškia, kitą kartą, reiškia, gyventojų registro tarnyba praneša, kad tas žmogus turi 2 vardus, o pas mus žmogus nurodęs 1 vardą. Tai kaip šiuo atveju, reiškia. Ir taip toliau, taip toliau. Ten dar gali būti ištekėjusios moteris. Atsiranda, patikėkit, kolegos, tam tikras vertinimo dalykas, mano supratimu. Plius, reiškia, reikalingas patikrinimas, jūs mus labai tikrinot, o kaip patikrinimas apie tai, kad jūs nepadarėt klaidų suvesdami duomenų bazės, reiškia, tų duomenų. Iš kur mes galim būti absoliučiai tikri ir nepaaiškės, kad mes pasižiūrim parašų rinkimo lape parašytą Jonas Jonaitis, o jūs įvedėt Petrą Petraitį su teisingais duomenimis. Suprantat, vėlgi, čia mums reikėtų pažiūrėti, kad ne jūs, ne mes neprisidarytumėm savo rūpesčių. Iš kur dabar jūs esate tikri, kad mūsų duomenys sudaryti ne bet kokie? Taigi imam jūsų lentelę ir suvedinėjom duomenys. Ne, bet aš kalbu, kad jūs galit, pavyzdžiui, ne tą eilutę įvesti. Suprantat? Nu, čia klaidų. Man pabandė dabar pasakyti, atsiprašau, kad mes, iš tikrųjų, jūs suprantate, kad mes iš jūsų reikalaujame arba tikimės, kad jūs atiduosite gyventojų registrų tarnybos duomenys į mūsų rankas. Mums jų nereikia. Ir mano pasiūlymo esmė yra tokia, iš jūsų pusės, iš mūsų pusės ir gyventojų registrų tarnybos specialistas. Ir tas specialistas, bet jeigu jūs tą elektroniniu būdu padarote, tai yra viskas tvarko ir nereikia to specialisto. Elektroniniu būdu ir galim padaryti. Specialistas 11 000 įrašų niekaip nepadarys. Čia jeigu kalbait apie vieną kitą įrašą. Jie tokių specialistų neturi. Tai Svetlana, ar Živilė norėtų? Aš nežinau, siūlyčiau tada, kur trūkumų šalinimo būdai, kur pirmas punktas yra patikslintus duomenys ir tiesiog skliaustelėse tada išvardyti būtent, ką iniciatyvinės grupės nariai taip suveda į tuos aprašus ir būtent kaip pavardė vardas neįskaitomi, dokumento numeris neįskaitomas, įvedam tokį konkretumą ir tikslumą, išvardėm tada tuos duomenis ir bus aišku, kada nereikės jau kreiptis į pilietę. Čia radau, toks mūsų yra iš jūsų padaryta ta grupė taisytinų trūkumų pasirašė už neįgalų asmenį. Ir vėl aš grįžtu prie paaiškinimų Vyriausios rinkimų komisijos, kokie bus teisingi įrašai, kokie neteisingi. Tai čia remiantis tuo paaiškinimu, ten yra nurodoma, kad yra teisinga, jeigu parašų rinkikas pasirašo pirmoje lapo pusėje ir antroje patvirtina už tą neįgalų asmenį. Tai yra gerbiamo Zenono Vaigausko pasirašytas paaiškinimas. Ten yra netgi jūsų, tas dalykas jūsų yra sprendimo akto priedė, yra kaip dokumentas prisektas ir yra tas 5 punktas, ten tai yra matoma. Tai dabar kodėl čia, kai taisom trūkumus, kodėl tas dalykas yra įvardintas, kaip reikia pakartoti įrašą. Kai pats paaiškinimas, kas bus užskaitoma kaip geras įrašas, rodo, kad yra kitaip. Tai čia kaip šitoj vietoj sprendžiam. Aš manyčiau, kad mums reikėtų nuosekliai. Aš yra pasakus, matau, gana daug dokumentų nedavingimo. Mes tik šiandien jį gavom. Tai neturėjom laiko iš tikrųjų įsigilinti ir susipažinti. Iniciatyvinė grupė žadėjo, reiškia, pateikti gerokai anksčiau ir lieka dalis dalykų neišdiskutuota, reiškia. Mes jam nurodėm, reiškia, kas yra mūsų nuomonė nepakankamai tikslų. Tai aš matau, kad jie namų darbą žodinį atliko dėl interneto 2 ir mes, reiškia, lygtai ir pritarėm tiem dalykam, taip, bet, sakykime, dėl kai kurių kitų dalykų tai darbas nepadarytas. Ir aš nežinau, kaip mums toliau dirbti, reiškia. Mes čia ką, dėl kiekvieno dalyko dabar, reiškia, be galo be krašto ginčysimės.
Aš nežinau, 4 valandas turim ir mano galva prasmės kažkokios labai detalizuotis, aš jau nebematau. Nes eina, reiškia, iš esmės porą bent variantų. Reiškia. Vienas variantas yra tai, kad mums reikia iki kreipiantis pas rinkėjus, aš nežinau, ar mūsų čia dalyvauti reikia žmonėms, nereikia dalyvauti. Manyčiau, kad vis dėlto tam tikras dalyvavimas ko gero reikalingas būtų. Galim sukeisti vietom, iniciatyvinė grupė susėda, čia, reiškia, jų atstovai į šitą salę, surašo įrašus, kurie, reiškia, galioja, kurie negalioja, mūsiškiai tada surašo savo įrašus šalia. Ką? Nu, nežinau, bet iki tos 21 dienos reikia eiti pas rinkėjus. A paskiau paaiškės, jiems reikės eiti. Jiems reikės eiti. Nu. Bet matai, parašų tas lapas teisinumą turi į tvarką. Aš atsiprašau, vienas klausimas, gerbiamas pirmininkė. Dabar štai jūs minėjote, kad 5000 duomenų šiuo metu jau yra pateikta registrui ir kaip mes supratome, kad grubiai tariant, apie 4000 yra patvirtinta, kad duomenys yra teisingi. Tai dabar iškyla klausimas, tai tos 4000 bereikia šalinti trūkumus, ar mes juos turim perrašinėti, ar kaip čia? Aš noriu pasakyti, kad ne. Iš 4000 mes gavom pranešimus, kad tokie dokumentai egzistuoja. Jūs, gerbiamas advokatė, netidžiai klausėte. Kad dokumentas egzistuoja. Toks dokumentas egzistuoja. Tai žodžiu, visada paklausimas yra tik tai, ar egzistuoja toks dokumentas, ar asmens identifikavimo klausimas. Asmens identifikavimas. Yra, reiškia, aš jums pateikiau dalį. Yra dalį dokumentų, kurie yra neegzistuoja. Mes kalbam apie tos, kurie jau pripažinti. Tai tie, kurie nepripažintų, ne apie tai klausimą stato. Gerbiamas advokatė. Klausimas yra tai, kad dokumentas egzistuoja. Toliau jis išduotas yra tokiam tai žmogui. Taip? Dabar mes, reiškia, to žmogaus vardas pavardė yra tokia. Žiūrim į parašų rinkimo lapą. Ir ten matom kelis variantus. To žmogaus, reiškia, pavardė tikrai yra tokia. Taip. To žmogaus pavardė yra beveik tokia. Nu, supranta, su tam tikrom klaidom. Ir to žmogaus pavardė nei kuola, nei mėta. Arba ten, reiškia, dokumentas, reiškia, rodo, kad jisai yra moteris, o pasirašęs, reiškia, duomenys vyras. Dažniausiai nepakeitė lytis. Tai aš klausiu apie tos atvejus, kur jau aiškiai identifikuotas asmuo. Tai tokių atvejų aš neturiu, nes prie tuo konkrečiu atveju reikia dirbti ir dirbti. Čia reikia pasidarbuoti ir nustatyti tos konkrečius atvejus, kiek jų yra. Aišku, kad iš tų atvejų bus, reiškia, nemaža dalis, kurios, reiškia, bus identifikuota. Bet, identifikavus tos duomenys, gali paaiškėti, kad žmogus, reiškia, nenurodė savo gyvenamosios vietos adresą. Vietoj gyvenamosios vietos adresą jis nurodė, kad gyvena Vilniuje, Panevėžy, dar kažką tokio. Ir tada ką? Tada jūs patys siūlot, kad tokiu atveju reikia eiti pas žmogų. Kad jisai, reiškia, patys... Mes prie tokio klausimo nepriėjom, dar prie šitos dalies. Bet pasiūlyme tas... Aš supratau jūsų siūlymą. Supratau, kad jūsų siūlymas yra koks priešingas. Priešingas tai yra viską, ką įmanoma patikrinti gyventojų registre ir patvirtinti viską, kur sutampa. Nes yra gal ne parašas, o čia yra arba pilna, arba fragmentų įrašų. Ir tie fragmentai yra taisyklingi. Tada, jeigu sutampa viskas ir galima rekonstruoti pilną eilutę naudojantis gyventojų registro tarnybos duomenimis, tada pas tą asmenį nereikia eiti, todėl kad mes jį jau rekonstravom elektroniniu būdu. Ir tik tai tuos dalykus, kurių negalime rekonstruoti iki galo ir yra ginčytini, šitos atvejus mes darome popierinėme variante. Nueinam, surandam ir sakom, taip, mirė. Arba nemirė, o štai va, jisai įrašė. Taip. Šiaip tai pagal įstatymą parašas šitoj konkrečioj situacijai suprantamas plačiaja prasme ne tik kaip parašas asmens, bet visos eilutės įrašas ir visos eilutės įrašas turi būti padarytas asmens ranka. Neužtenka, kad pats parašas yra autentiškas. Taigi, jeigu kažkokių duomenų trūksta, jūs negalite jų rekonstruoti. Be žmogaus. Jeigu yra įrašyta, tarkim, jie yra neaiškiai įrašyti, bet jie yra, tai yra viena situacija. Jeigu dalies trūksta, tai yra kita situacija. Jūs galite su manim ginčyti. Teisingai aš jūs supratau, kad po to, kai jūs patikrinsite, mes turėsime pas visus tos 11 000, arba jeigu jūs minusuosite 1500, pavyzdžiui, pas visus 10,5 tūkstančių nueiti gyvai. Aš manau, kad jūs labai teisingai suprantat. Va. Tik Dieve duok, kad tas 11 000 dar liktų. Nes mes randam tokių žmonių, kurie nurodė, reiškia, neegzistuojančius visiškai dokumentus. Galbūt ir tų žmonių nėra niekur.
Tai bus paprasčiausiai nepaskaitę. Tai aš jau supratau, kad 11 tūkstančių neliks, Aš manau, nes... kad 11 tūkstančių dar ne viskas, mes jums daug kartų, matot, jūs, nežinau, gal ne visą kartą dalyvauti, reiškia, iš 11 tūkstančių dar nėra baigtinis tas skaičius. Dar nepamirškite, reiškia, kad yra galbūt ir kitos klaidos mūsų padarytos. Tas irgi, aš kaip suprantu, jūs mums pateik žadat. O dabar dėl tų, reiškia, jeigu mes pagal gyventojų registro duomenys, pagal nustatytą dokumentą mes visiškai nieko neidentifikuojam, tai identifikuojam, nes jūsų paaiškinimas susiveda į vieną labai paprastą dalyką, kad žūtbūt tikrinam bet kurį įrašą tol, kol galų gale surandam Lietuvoje bent vieną žmogų, kuris sutinka, kad už jį pasirašė. Suprantat? Jokių būdų ne. Šitokiu būdu mes to negalim sutikti su jumis, nes parašas iš tikrųjų yra Jokių suprantamas būdų ne. plačiaja prasme. Ir ką mes darom su to žmogum, kuris kažkodėl tai pas mus pasirašė, nenurodydamas, reiškia, gyvenamosios vietos tiksliai. Vat ir viskas. Aš manau, kolegos, kad nesiginčykim, mes kalbam apie metodiką. Nes jeigu mes nueisim, suprantat, vėl prie tų senųjų ginčių, reiškia, tai ten vėl prasidės, reiškia, ar žmona pasirašė, ten dar kažkas, ar vaikas, ar dukra, reiškia. Tai čia mes antiek eisim. Tai mes einam pagal metodiką. Reiškia, jūsų raštas yra pateiktas, bet mes negalim, reiškia, labai taip, reiškia, sakyt, pagal jūsų tą pasiūlymą nueiti metodiką iki to, kad bet kam, bet kokiu atveju ieškom tol, kol kažką surandam. Ne bet kam. Nu, o kada nesurandam? Paprasta. O kada mes... Patikrinai, gavai atsakymą, kad taip tinkama ir pilna eilutė, kurioje Gerai. yra įrašyta viskas. Supratau. Duomenų registras viską turi, net mano žmonos buvusios ir prieš tai buvusios mirusios duomenys taip pat turi, mano vaikus turi, mano teisės turi, mano paso numerį, kurio niekas nerašė. Atsiprašau labai, bet Asmens jūsų kortelę turi. dokumento teisų numerio tikrai neturi gyventojų registras. Gerai, judam toliau. Reiškia, į sodros dokumento neturi. Reiškia, tiek to. Reiškia, tai dabar dėl to dokumento, ką mes vis dėl to darom? Ar mes galim pabaigti kito dokumento pabaigos, ar mums reikia kažkaip kitaip daryti? Nes aš atvirai pasakius vilčių čia jau turiu, kuo toliau, to mažiau. Man atrodo, gerai pradėjom dirbti, bet tik tai dabar pradėjom. Mes galim, reiškia, sudaryti, reiškia, galimybę, kad, reiškia, iniciatyvinės grupės atstovai pagal gyventojų registro duomenys atsijotų tos duomenys, reiškia, į, reiškia, 2 ar 3 kategorijas. Manyčiau, kad į 3. Pirma kategorija yra, reiškia, tie, kuriuos reikia to pripažinti, reiškia, galiojančiais, taip, nu, kad atitinka įstatymo reikalavimus. Kita grupė, kad reikia kreiptis pas rinkėjus su patikslinimu, taip. Ir trečia grupė turėtų būti, reiškia, ta grupė, kurios vis dėlto pasakoma, kad jie yra, reiškia, jau nebetikslinami toliau. Nebetikslinami toliau. Nu, ten, reiškia, nu, beviltiškai, aš nenoriu žodžio naudoti, bet jeigu žmogus, sakykime, ten, mes esam tokių pripažinę, nu, nenurodė dokumento numerio, reiškia, ten, nepasirašęs yra, dar kažkas. Na, aš suprantu, kad advokatas ten ginčia tos dalykus, bet kai kurios yra tokie pripažintos grupės. Tai šitoje vietoje, ko gero, galim sutarti. Tada tik tai mums reikėtų dėl to, reiškia, sutarti dėl kito dalyko. Kas reiškia... Aš nesutinku, čia trečia grupė jau yra plečiamai. Kuri trečia grupė? Va dabar, kur jūs sakote sąrašą, jūs kalbate apie... Taigi jūs patys nuspręsit, ne mes. Tai va būtent jūs sakėte, kad duomenys, šiuo atveju mes turim konkretų sąrašą, kur trūkumai yra šalinami. Viskas, mes jau turim tos sąrašą. Nu, tai. Dabar mes nebegalim išskirti dar vieno sąrašo apie tai, kur trūkumai nebešalintini, nes jau jisai išskirtas. Natūraliai gali išlyti. Tai gerai, dabar toliau. Tai yra klausimas duomenų apsaugos. Man regis, kad iš iniciatyvinės grupės reikėtų čia įnešti labai aišku organizacinę pradą. Kiek žmonių prie šitų duomenų dirba ir kas dirba. Taip, kaip dirba su bylom, šičia dirbti negalima. Sutinkat? Kopijos asmens duomenų daryti, kurias gautos iš gyventojų registro, mes jums neturim sudaryti galimybės. Bet jūs pradžioje minėjote, kad duomenų bazę galėsite duoti bent tiem asmenim naudotis. Nes iš esmės jie gali pasirašyti dėl atsakomybės. Komisijos patalpoje, neišsinešat iš patalpų ir paliekant ją šičia. Mes siūlome, kad jie pasirašytų dėl atsakomybės, bet leisti ją naudoti. Manyčiau, kad padarykim taip, kad nekiltų jokių abejonių dėl to. Kad kažkas pasidarė kopijas, naudojasi ir taip toliau. Manyčiau, kad reikėtų, kad čia tie žmonės dirbtų. Antras dalykas, kad mūsų iniciatyvinės grupės, atsiprašau, mūsų, reiškia, grupė irgi būtų supažindinta, su kiek jūs tų parašų į kokias grupės suskyrėte. Nu, kad atsiklaustume tų kriterijų.
jeigu norit. Kitas dalykas, reiškia, visi tie parašų kreipimas į rinkėjų lapai, kieno vardu įeina. Vyriausios rinkimų komisijos ar jūsų pačių iniciatyvinės grupės sudaromi? Va čia yra klausimas irgi dar. Mes siūlėm metodikoje, to neliko po pataisymo truputėlį, kad tie lapai būtų griežtos atskaitomybės, kad ir kaip sutartume, kad ir kiekvienam žmogui asmeniškai, tegul ten bus nedidelio formato tie lapai kažkokie, ir kad tai būtų griežtos atskaitomybės lapai, kurie turėtų išdavimo tvarką ir priėmimo tvarką, kad tai būtų daroma tvarkingai, kad nebūtų kažkiek. Netgi tie lapai, sakykime, kurie atsiras iš duomenų bazės, tai po to juos būtų galima irgi ar archyvuojant, segant į papkes, kažkaip tai sutvarkoma bendrų sutarimų, kad tai būtų tvarkingai. Mūsų toks siūlymas. Aš jau klausau, kokią valandą mes diskutuojame ir aš nesuprantu dėl ko. Nes jeigu mes tarėmės dėl teksto, tai jį reikia kažkaip pildyti, o jeigu mes sakom, kad mes kažką susitarėm, tai aš nesuprantu, ką mes susitarėm. Ir tada dėl ko čia ta diskusija toliau vyksta. Tai mes čia kalbam apie nieką iš tikrųjų dabar. Ačiū. Nes grupės nariais gal kažką susitarėm, kiti, reiškia, pradeda prieštarauti, kažkokias kitas nuomonės turi. O čia yra problema. Tai dabar klausimas toks, kieno vardu lapai siunčiami rinkėjai? Kieno jie? Aš suprantu griežtos atskaitomybės dokumentas. Vadinasi, iniciatyvinė grupė kažkiek gali tos griežtos numeruotą dokumentą išleisti. Tada gali ką? Vyriausia rinkimų komisija PDF pavydalį išleisti. Kad to lapo būtų numeris, nepakeičiamas ir taip toliau. Tai vadinasi, jisai kaip iniciatyvinė vyriausios rinkimų komisijos tekstas yra. Mes to lapo teksto neturim, aš jums tik žodžiais pristačiau, kaip aš jį įsivaizduoju. Nes buvo bandytas tas tekstas padaryti, bet jisai nebuvo geras. Iš principo aš nežinau, kaip mums reikia toliau svarstyti, nes aš nematau galimybės kokio nors šiandien priimti sprendimą, kurį galima būtų, reiškia, turėti tekstą išbaigtą. Mums reikėtų, reiškia, ieškoti varianto, kad kažkas tai sėda prie to dokumento ir baigia jį tvarkyti iki galo. Ir tada vyriausios rinkimų komisijos posėdėje, ar, reiškia, iš principo mes dabar pritarėm tik tai principų, sudarom redakcinę komisiją ir tai redakcinė komisijai pavedam tvarkyti. Jeigu ta redakcinė komisija surašo tą dokumentą, tai jis egzistuoja, nes aš įsivaizduoju, to dokumento, reiškia, metodika yra rekomendacinio pobūdžio. Tai nėra privalomas dokumentas, neišvengiamai. Ir jeigu mums, reiškia, tada reikia sudaryti tą redakcinę komisiją, tada jinai baigia redaguotą tekstą. Nepatvirtinta rinkimų komisijos ar galios? Nes dabar mes neturim teksto, kur vyriausia rinkimų komisija galėtumėm patvirtinti. Ar turi? Aš manyčiau, kad gali būti ta grupė, gali įeiti iš vyriausios rinkimų komisijos atstovai, gali įeiti, reiškia, ir iš iniciatyvinės grupės. Kaip jūs galite? Nes aš toliau prasmės dirbti ypatingas nenumatau, mes ką galime. O iniciatyvinė grupė vieninga pozicija turės? Nežinau, reiškia, vat sudėtingas klausimas. Tai vėl bus sudėtinga. Tai gal dirbam su tais, kurie, reiškia, nori dirbti, reiškia. Ką galiu kalbėti? Ir ką iniciatyvinė grupė siūlytų tokią, reiškia. O vyriausiai rinkimų komisija turės vieningą nuomonę, kaip tas vadinamas. Matot, kad vyriausia rinkimų komisija irgi apsisprendžia balsavimą. Labai teisė. Kolegiai apsisprendžia balsavimą. Irgi, reiškia, tas pats. Bet ieškoti, reiškia, kažkokio sprendimo. Gerai. Atsiprašau, labai trumpai. Mes turime projektą numeris 4, kurį parengė Rokas Stabingis arba mūsų grupė. Ne, nu gerai, nesvarbu. Bet aš tai siūlau šitą projektą paimti už pagrindą ir tada iniciatyviniai grupiai pasiūlyti artimiausių metų raštu pateikti, ką jie matytų čia reikia dar įrašyti. Nes mes iš tikrųjų dabar kalbame, bet tai niekur neužsirašo ir mes nesuprantam, dėl ko susitarėm arba nesusitarėm. Čia yra grupės iniciatyvinis projektas. Mūsų noras, kad jūs Čia jau mūsų. Tai, palaukit, aš suprantu, kad jūsų tai yra va šitas va. Tai aš ir sakau, čia yra mūsų komisijos. Pataisytas. Bet tai jeigu čia yra dokumentas, tai pateikite šitam dokumentui kažkokias pastabas ir papildymus, nes dabar mūsų darbas visiškai nekonstruktyvus ir mes iki nakties galim kalbėti. Ne, mano supratimu, čia nėra ką labai dabar vargti, reiškia, vyriausiai rinkimų komisijai, nes besvarstydami, sakau, aš randu daugiau klausimų negu atsakymų. Man atrodo, kad mes dėl kai kurių metodų susitarėm, ar ne?
iš esmės, taip? Tai jos reikėtų vis dėlto užrašyti, reiškia, pakankamai aiškiai, į vieningą dokumentą suredaguoti ir tada, reiškia, ar jį priimti, ar, reiškia, jo vadovautis, reiškia, nes iš esmės, man atrodo, mes pritarėm tam dokumentui, taip? Būdai šalinimo, kreipimasis pasirinkė, ar vėl pradedam iš naujo? Prašau. Tas dokumentas yra ruoštas iniciatyvinės grupės, bet jis yra smarkiai redaguotas, tai yra smarkiai apkarpytas. Tai vat toks, tai yra dokumentas. Nu, toks. Mes pabrėžiam, čia ne grupės ruoštas, čia yra ruoštas komisijos. Grupės yra visiškai kitas variantas. Jis yra sutrumpintas, bet tai, kas yra parašyta jūsų. Aš manau, kad mes nebegalime būti daugiau tokioj patiniai situacijai. Dėl kažko tai sutarėm ir baigiam posėdį. To klausimą bent jau baigiam nagrinėti. Nes mes čia iš tikrųjų dabar dėl nieko nesutarėm. Imam už pagrindą, sudarom redakcinę komisiją ir einame prie kito klausimo. Arba... Nes iš tikrųjų, tai dabar reiškia redakcinė komisija. Sudarom bendrą su iniciatyvinė grupė. Sutinkat? Sutinkam. Dabar iš vyriausios rinkimų komisijos, kas į tą iniciatyvinę grupę, kas į mūsų redakciją eina? Tai Rokas Stabingis be abejo eina. Ką? Kas dar eina? Bet jūs turėsite dirbti, žinot, ant toj grupėje. Tai aš dirbu, žinote, toj grupėje. Gerai, įrašom tada, reiškės. Aš siūlau Julių kaip... Aš nežinau, Julių aš irgi norėčiau prašyti, jeigu jis laiko turėtų. Ir aš šiaip ne prieš būčiau pažiūrėti baigiamojų fazai, bet aš neturėsiu laiko iš tikrųjų va tokiam diskusijom, kas šiandien vyksta. Nu, čia bus darbais, bus gal paprasčiau, kada nerodys internete, pavyzdžiui, nereikės, reiškia, čia pasirodyti kam. Tai šiaip aš ne prieš, kad įrašyti, bet ateiti į baigiamąją fazę, kada jau yra kažkoks tai projektas ir... Paspaudžiu mikrofoną į baigiamąją fazę, nes aš neturiu tiek laiko gaišti va tokiom diskusijom, kaip dabar 2 valandas diskutuojam, o rezultatas yra visiškas nulis. Ačiū. Gerai, dabar iš iniciatyvinės grupės. Koordinatorius, kaip aš suprantu, yra ponas Šliužas. Pranciškus, būtinai prašom įrašyti, nes žiūriu, kad čia... Ir yra, reiškės, Jusienė. Ir yra... Danutę reikėtų įtraukti, nes jinai pagrindinė dirbo. Gal patį advokatą reikėtų įtraukti? Ne, advokatas nedalyvaus. Čia nedalyvaus. Mes iš karto siūlom, kad būtų įtraukta, matot, pas mus vis tiek žmonės pasiskirstę dirbo ir šitą metodiką, kuri perduota ir, kaip jūs sakote, ant jos padaryta naujoji, yra parengta Danutės... Čia kolektyvas dirbo, bet pagrindė. Tai va, dėl to ją būtinai reikia įtraukti. Ją būtinai reikia įtraukti. Daugiau pasiūlymų nėra iš iniciatyvinės. Viskas. Aš manyčiau, kad tada jeigu kas turi kokius pasiūlymus, tai per šios 2 sąskaitas tuomet prašau. Reikia. Jėvą įtraukti. Jėvą būtinai. Būtinai. Jėvą ordaikė. Tai gal grupė, reiškia, papildomi žmonės per nemanyčiau, kad reikėtų labai išplėsti. Iš mūsų tik 3 yra, iš jūsų 3-6 žmonės jau didžiulės diskusijos. Nes aš irgi norėsiu matyti, reiškia, tos darbo vaisius. Tai dabar, kolegos, kiek laiko duodam tai grupei? Šiaip jau pagalvokim apie optimalų skaičių, nes paskui... Tai mes galime ir visą iniciatyvinę grupę įtraukti. Tai kitų naujų metų tikrai nieko neturės. Sutarėm, taip? Reiškia, tada iki kada jūs ten dirbate? Tai iš mūsų kas yra? Elena, Rokas ir Julius, taip? Gerai, ir Julius. Tai dabar iki kada jūs tą dokumentą pagaminsit, tarkitės patys, ne? Aš siūlyčiau pasikeisti dokumentais. Būtų gal gerai, jeigu iniciatyvinės grupės atstovai namų darbus atliktų. Pasakyti, ponė
nespėjau pasakyti. Šiandieną mes atsiuntėm, bet turbūt nespėjot pamatyti, yra paskutinis mūsų tos metodikos variantas, kurį įsiuntėm Rokui Stabingiui, man atrodo, jums, gerbiamas Zenonai, 2 elektroniniai paštai jau yra tas mūsų šios akimirkos paskutinis variantas, nes tikrai laikas labai spaudžia ir darbų begalė. Tai Gerai, toks jau yra atsiųstas. Rokas man skundėsi, kad jis to dokumento labai laukia dar šeštadienį vakare. Nu, gerai, kada. Mes taip ką nespėjom. padarysi? Jo, visiems nauji metai. Dar turiu klausimą, čia truputėlį norėčiau, kad buvo mūsų pateiktas pranešimas 12 mėnesio 17 dieną apie kad paskirti naują koordinatorių. Praeito posėdžio metu buvo atsakyta, kad svarstys sekančiam posėdyje. Šiandien dar tas nebuvo svarstoma, po to buvo pateiktas prašymas gruodžio mėnesio 14 dienos apie pateiktus parašų lapus registruotomis siuntomis. Kokia yra jų apskaita, kokia jų yra būklė, mes iki šiai dienai to nežinome, nes buvo parašų rinkimo lapų, kurie buvo įsiųsti registruotais laiškais ir pasiekė vyriausiąją rinkimų komisiją. Todėl norėčiau iš šitus, kad kažkokį atsakymą išgirsti ir sprendimą tiesiog. Tos klausimus. Abejonės, bet aš dabar manyčiau, kad pas mus darbotvarkiai matot, kas įrašyti iš klausimų. Aš manyčiau, neįtraukiu į darbotvarkį, nes metodika, reiškia, buvo. Tai yra gan Ir man buvo svarbus- nepatogu įtraukti tą klausimą dėl koordinatorių, tai jūs ten patys susitarkit, reiškia, iš pradžių, nes tai yra iniciatyvinės grupės koordinatoriai. Pranciškus Šliužas ir ponia Jusienė yra patvirtinti vyriausios rinkimų komisijos posėdėje dalyvaujant visiems iniciatyvinės grupės nariams. Ir jiems žodžiu patvirtinant, kad mes juos įrašom. Tai dabar, reiškia, visų iniciatyvinės grupės narių aš čia niekaip nematau. Antras dalykas, kuriam dokumente mums tą, reiškia, koordinatorių patikslinti. Įstatyme tų koordinatorių nėra. Iniciatyvinė grupė, reiškia, parašų rinkimo etape buvo pranešę, kad parašų rinkėjas koordinatorius. Aš nežinau, nesiginčykime. Aš atsiprašau, bet iš esmės koordinatorius tai yra asmuo, kuris palaiko Pačios ryšį. iniciatyvinės grupės Todėl aš manyčiau, kad čia nei reglamentuota kažkokiais absoliučiais sprendimais, tą nei komisijos ten privalomais sprendimais. Jeigu yra pateikta tokia pageidavimas, toks turėtų būti. Nu tai ir laikykitės jūs tą, O reiškia, aš, žmogų gerbiamas koordinatorių pirmininke, pranešėt ir tiek žinių. Aš norėjau tik tai pasiūlyti dabar, nežinau, čia gerai su ponu Pranciškum aptariam, dėl tos grupės, kurią mes tik aptariam, kur įvardinti asmenys. Mes galvojam, kad ar nelogiškiau būtų, gali būti, kad tai bus tie patys asmenys, bet kol kas tiesiog palikti tą tokią 3 asmenų delegavimo teisę, ta prasme, kad mes aptartume dar, mums reikalinga pertrauka tam, kad aptartumėm, kurie asmenys galėtų daugiausiai prisidėti prie to, kurie daugiausiai įsigilinę į metodiką. Čia yra asmenų, kurie dirbo su ją, o ne tai, kad ten svarbiausia, kad tai būtų koordinatorius ar ten panašiai. Todėl mes aptartume ir jeigu tas 3 asmenų skaičius nepasikeistų. Bet gali būti, kad tai bus tie patys asmenys, o gali būti, kad jų pačių sutikimu išdiskutuosim, kad kiti reikia. Ponas advokatas, jeigu jūs atstovaujate žmonės, kurie grupėje nori daryti kokius tai perversmus, taip ir sakykit. Jeigu jūs norit nušalinti dabartinius koordinatorius, taip ne ir apie tai. sakykit. Eina kalba apie tai, kad staiga paklausius, kas įeina į iniciatyvinę grupę, svarbugi yra, kas kokie konkrečiai asmenys dirbo. Mes nežinom, bet štai pavyzdžiui girdim, kad dar vienas kitas asmo konkrečiai yra dirbęs su metodika. Vadinasi, tiem asmenim reiktų sueiti vieną vietą, pasitart, kas iš jų 3, iš pavyzdžiui 5-7 asmenų gali 3 labiausiai dalykiškai padėti tai darbo grupą. Va štai yra... Tai kaip? Tai mes ir norim pasakyti, tai mes ir atsiųstumėm sąrašą su koordinatoriaus parašu. Pas jūs jau yra 2 koordinatoriai, dabar pranešėt, kad ir 3 turi, dalis narių pranešė. Čia neturi reikšmės, čia gerai. Aš nežinau, aš manau, kad aš suprantu, iš koordinatorių prašymas yra nieko nekeisti. O jeigu jūs ten norėtumėt, tie, reiškia, aktyvieji asmenys, tegul jie kreipiasi per pačius koordinatorius ir pas juos. Tai mano nuomonė šį klausimą mes baigiam ir pereinam tuomet prie kitų klausimų. Kitas klausimas pas mus per darbotvarkę yra, reiškia, klausimas, kurį pristatys Živilė Verbilaitė dėl savivaldybės tarybos narių.
Dabar aš labai prašyčiau, kad jūs, gerbiamas Šliužai, jūs susitarkit, kada, reiškia, ta grupė gali pradėti darbuotis. Ar... Mes labai norėtumėm dokumentus, pasiūlymus, pedagogus gauti kiek galima greičiau. To vat lapo pavyzdį. Mes iš principo dėl visko sutarėm, bet mums reikia... Ne, mes neturim lapo pavyzdžių. Mes, reiškia, turėtumėm gauti... Ne, parašų rinkimo lapas negeras to, kad tame lape turėtų būti parašymas toksai, kad tokioj tai sektuvė, tokioj tai byloj yra toksai tai įrašas. Nu. Ne. Formą reikia patikslinti. Rokas nepristatė dėja. Bet yra forma sukurta, tai gal galėsim. Tai gerai, aš labai prašyčiau, jeigu įmanoma, jūs galbūt rytoj susikeiskite elektroniniais paštais, ką ten galit padaryti. Nu bent aš jau žiūrėsiu, kad kažkoks tai procesas įvyktų. Jeigu jūs nieko prieš ir man kopiją tų dokumentų pasiūskite. Galit ir visiems komisijos nariam taip pat. Tai šitą mes galėsim išdalinti, bet su tos spausdinto... Tai gerai, jeigu atsiųstas yra, aš tada jį pažiūrėsiu. Gerai, tai Živilė, prašau. Čia jums antrą kartą primenam, kad yra pateiktas prašymas 12 metų 14 dieną dėl to, čia iniciatyvinės grupės narių pasirašo, kad jie prašo priimti sprendimą dėl tų duomenų, kurie buvo siųsti, man atrodo, registruotomis siuntomis. Tai vat, lyg tai aš nedalyvavau praeitam posėdė, bet man minėjo, kad jūs lyg esat žadėjęs, aš dėl banko kalbėjau tada, kiek aš supratau. Kad bus priimtas sprendimas ir šiuo atveju tai yra grupinis... Gerai, bet mes jau perėjome prie kito darbotvarkės klausimą. Aš labai atsiprašau, panas. Bet mes 2 kartus jums priminėm. Gerai, priminėt ir 3 kartą bandysit priminti. Tai kokiu būdu, tai mes dabar tik dabar jums priminėm. Tai yra čia institucija valstybinė, ar ne? Tai gerai, ačiū, jūsgi žinot valstybinį instituciją, prieš 20 dienų. Ar galų gale yra, reiškia, sprendimas? Jūsų nuomonė, kad tai yra vieta ir laikas? Gerai, aš nenoriu diskutuoti dabar dėl to asmenų. Klausimą paruoškit per tą, reiškia, yra paruošta 12 metų 14 dieną pateiktas prašymas priimti sprendimą. Labai atsiprašau, gerbiamas advokatė, aš matau, kad jums reikėtų vėl ieškoti konfliktą, bet aš noriu žodį suteikti Živilei Virbilaitei. Prašau. Yra gautas Algimanto Cibulsko prašymas atstatyti jį eilėje į savivaldybės tarybos porinkiminį sąrašą, nes gruodžio 5 dieną jisai yra atleistas iš Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigų. Tai prašymas gautas 15 dienų laikotarpyje, todėl siūlau atstatyti jį eilėje į savivaldybės tarybos nario mandatui gauti. Taip pat gavome Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nario Algio Balčiaus prašymą nutraukti jo įgaliojimus kaip savivaldybės tarybos nario. Jis prašyme nenurodo priežasties, kodėl jis prašo nutraukti, bet kiek pavyko išsiaiškinti, jis pradėjo eiti pareigas nesuderinamas su savivaldybės tarybos nariu, bet tai reiškia, jis atleidžiamas ne pagal tą punktą, nes jis jau pradėjo eiti žemės ūkio skyriuje, ten specialisto pareigas. Tai jis atleidžiamas su tokia sąlyga, kad jis nebeturės teisės grįžti į eilę. Lazdijų rajone vienas Gediminas Jančiulis užima seniūnijos vyr specialisto pareigas, todėl pateikė prašymą praleisti jį eilėje į savivaldybės tarybos nario mandatui gauti ir laisva vieta, reiškia, turi užimti Gintautas Mirijauskas. Tai čia dėl projektą nurodytų Lazdijų atveju. Dabar, jeigu prisimenate, praeitame posėdėje mes atleidome Prienų rajono vieną savivaldybės tarybos narę ir nieko nepaskyrėme, nes nepripažinome pirmumo eilės Audriui Banioniui, kuris yra padavęs prašymą teismui. Teismas šiandien nagrinėjo klausimą, priėmė svarstymui ir byla bus svarstoma sausio 3 dieną, tačiau netaiko laikinų, reiškia, priemonių, nepritaikytos laikinos priemonės. Tai yra lyg tai mums priklausytų 7 dienų laikotarpis paskirti naują savivaldybės tarybos narį. Tai jeigu nėra, reiškia, prieštaravimų dėl to, tai
Reiškia, sekantis eilėje yra Antanas Krasnickas. Šis komisijos sprendimo projektas parengtas iš 2 klausimų, todėl aš pasisakydamas pirmoje dalyje, tai kas susijęs su Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nario mandatu, tai aš jam visiškai pritariu. O kas dėl kitos dalies, kas susijęs su Prienų rajono savivaldybės tarybos nario mandatu, tai siūlau šį klausimą atidėti, būtent iki teismas priims galutinį sprendimą byloje pagal Audriaus Banionio skundą, nes vien tik tai laikinų apsaugos priemonių netaikymas tai dar nereiškia galutinį sprendimą, todėl siūlyčiau vis dėlto šioj daly komisijos sprendimo atidėti klausimą. Įstatymas mums nurodo 7 dienų terminą, o jeigu teismas mums nurodys jį atstatyti, mes jį atstatysim ir jis galės labai sėkmingai laukti toje eilėje. Taip, kad čia niekas netrukdo jam to daryti, o dabar įstatymą mes kažkaip tai pažeistumėm 7 dienų, tai nežinau, siūlau balsuoti. Bet aš kaip suprantu, kad šiuo atveju teismui tenkinus ir sakykime, teisę grįžti į porinkiminį sąrašą, tai jau būtų antrų numerių, kadangi jau dabar būtų pripažinta pirmumo teisė Antanui Krasnickui. Tai va šitoj vietoj būtų, sakykime, kaip yra būtent Audriaus Banionio teisų pažeidimas. Kadangi yra vyriausia administracija teismo nutartis, reiškia, teisėjų kolegija turi tikriausiai ten pasirašę, aš dar nesu matęs. Reiškia, kuriame mesgi praeitam posėdį siūlėm, kad jūs imkitės laikinų apsaugos priemonių, jeigu jas, reiškia, bus priimtos, tai bus, reiškia, mes specialiai atidėjom sprendimo priėmimo. Dėl to, reiškia, Krasnicko, taip jau pavardė. Ne, paskirimo. Krasnicko, ne Banionio. Banionio mes, reiškia, sprendimą priėmėm. Dėl Krasnicko. Reiškia, kad Krasnicko mes, reiškia, neskiriam prieš praeitą savaitę, kad jūs galėtumėt kreiptis laikinų apsaugos priemonių, reiškia, ir tą klausimą spręsti. Jeigu dabar, reiškia, teismas atsakė, kiek aš suprantu, jūs tą pačią informaciją turit kaip Živilė, taip? Jo, tai jeigu teismas atsakė, tai tada, reiškia, mes nebeturim jokio pagrindo tęsti šito klausimo sprendimo. Jo labiau, kad mūsų praktika yra tokia, kad mes, kada nematom jokių abejonių iš karto, reiškia, skiriam tarybos narį, kada kokios abejonės yra, dar sudarom galimybę dėl laikinų apsaugos priemonių. Tai šiuo metu, reiškia, mano supratimu, klausimas dėl laikinų apsaugos priemonių yra išspręstas pilnai ir mums nėra kitos išeities teisiškai, kaip priimti sprendimą dėl Krasnicko. Pripažinimo. Nes atidėliot mes neturim galimybės. Šiek vieną tokį pastebėjimą, kad praeitam tarybos posėdį man neteko dalyvauti, nors buvo labai svarbus klausimas iškeltas ir nagrinėtas šiame posėdė, tai, sakykime, tiesiog kaip pastebėjom pastabą, kad kitą kartą, sakykime, kažkaip tai tie tarybos, tai yra komisijos nariai, kurie yra deleguoti partijų ir jų yra klausimai svarbus svarstomi komisijos posėdėje, kad jie, sakykime, šiuo atveju nebūtų komandiruoti kažkur, tai, sakykime, kai vyksta tokie. Iš principo taip, reiškia, dėl Banionio, kadangi pas mus buvo lygtai aiškumas, kad jisai nesiginčia, po to tik tai jisai pradėjo ginčyti tą, reiškia, savo poziciją. Tai mes iš tikrųjų buvom sutarę, kad jūs važiavote į Zarasus, o paskui tam posėdį ir priėmėm tą, reiškia, sprendimą formalą. Nes su Banioniu yra du mūsų, reiškia, sprendimai iš esmės priimti. Laiškas, kuriam pritarė vyriausios rinkimų komisijos posėdėje, man atrodo, dar jums dalyvaujant prieš paskutiniam, ne paskutiniam, o paskutiniam posėdėje sprendimas, reiškia, patikslintas, kadangi jisai pranešė, kad atsirado papildanti aplinkybė. Na, tas vienos dienos įsidarbinimas. Tai nežinau, kolegos, aš manau, kad mums reikia eiti prie sprendimo priėmimo, taip? Kolegos komisijos nariai, jums situacija aiškiai, ar reikia dar kažkokių klausimų, dar? Tai, kaip aš suprantu, reikia balsuoti. Dėl pirmosios dalies mes sutarėm bendrų sutarimu, taip?
Dėl Lazdijų, taip, Lazdijų, o štai dėl Prienų tada reikia balsuoti. Reiškia, o Prienų ten yra punktas, aš dabar nežiūriu, reiškia 4.1. 4.1. Tai kas už tai, kad būtų 4.1 punktas priimtas, prašau pakelti rankas. Kas už? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kas prieš? Kas susilaiko? Jūs nedalyvaujat balsavime? Mano pasiūlymas buvo atidėti. Jūs pateikėt balsavimui, Kad priimt dabar. Kad dabar priimt. Taip. Mano pasiūlymas buvo toks, kad šiuo atveju atidėti šito klausimo prie sprendimo priėmimo po šitą klausimą. Tai tokio klausimo balsavimo nebuvo pateikta. Nu, bet atidėti aš nežinau, galiu pasiūlyti ir atidėjimas. Kas palaiko, kad šio klausimo sprendimo, kurį mes dabar, kad tik priėmėm, būtų atidėtas? Kas už tą sprendimą? Kad atidėti? Ką mes dabar priėmėm? Taip, 4.1 punktas atidėti. Ar apskritai klausimus, sprendimo priėmimo pagal klausimą atidėti? Jo, reiškia, galiojama atidėti, reiškia, jo patvirtinimą įrašyti atskirų sprendimų iki to posėdžio darbotvarkės. Aš taip suprantu. Ne, mano siūlymas buvo, sakykime, iš vis nepriimti jokio sprendimo, o atidėti jo svarstymą į kitam Bet posėdžiui. mes jau sprendimą priėmėm. Tai tada nelieka prasmės, sakykime, teikti balsavimo kitą pasiūlymą. Tai jūsų pasiūlymą aš galiu, reiškia, pateikti, Ne, kad tai šitą mūsų sprendimo šitą, reiškia, įsigaliojimą atidėti. Aš galiu pasiūlyti. Tai gerai, jeigu kas yra palaikančių, kad mūsų sprendimo įsigaliojimą atidėti, aš galiu pasiūlyti tą balsavimą. Nu taip, parašom, kad įsigalios, reiškia, kaip aš suprantu. Aš taip suprantu. Bet tai vėl bus neteisiškas sprendimas, nes įstatymas nenumato tokių galimybių. Aš taip suprantu, jeigu, sakykime, yra du alternatyvūs pasiūlymai, tai teikiami balsavimui, kas už, ir tada pagal už daugumą, sakykime, priima. Tai ašgi klausiu, ar turit kas klausimų. Klausimų neturit. Nubalsavom, dabar reiškia pretenzijas. Nu labai nepatogu, kolega. Ne, tai aš tiesiog... Mes čia nuo pirmo sėdim, gal kažką ne taip padarėm. Bet aš nežinau, ar yra kas nors palaikančių, reiškia, ką? Ar kas nors bus už tai, kad būtų atidėtas klausimo sprendimas? Ar bus tokio? Nu taip, kaip formuoja Vygantas Kastanauskas. Yra palaikančių. Prašau, pakelkite rankas. Kas palaiko? Vienas. Nu, klausimas aiškus. Tai ką dabar, mums reikia grįžti prie... Pakeitė nuomonę per tą laiką. Dėl 4.1 punkto priėmimo. Nepakeitė, gerai, toliau. Nu tai priimta, nu ir viskas. Kas dar kolegos iš darbotvarkės pasklausyti? Alytaus miesto savivaldybės tarybos nario paklusimo išaiškinimo žodžių įvykdymo. Jisai ten, reiškia, Feliksas Džiautas suprato, kad, reiškia, eiti į šitą tikrai jam nėra ko. Nu, nežinau, raštas gal bus surašytas. Dokumentų forma dėl pretendento būti kandidatu į Respublikos prezidento pareiškimą. Aš jau supratau, kad čia bus šiandien visiems galvos perkaitis. Politinio tyrimo darbo grupės reglamentas. Matijošaitytė. Tegul būna atidėti. Dėl mažareikšmių daiktų skirtų politinių partijų. Tai čia nėra regiono, bet aš noriu štai ką pasakyti. Ten dabar kyla, reiškia, diskusija dėl tų, reiškia, mažareikšmių daiktų tarpe, ar gali būti maisto produktai. Taip? Plačiai, reiškia, saldainiai, reiškia, maisto papildai turbūt. O jeigu gendantis? Bet čia yra balsavimo klausimas. Čia yra balsavimo klausimas, aš tik tiek pristačiau. Dabar kada posėdis